Butas apskritai yra toksai, sakyčiau, žodį light. Šitiek šviesos, šitiek dabar dar kai viskas atsidengia ir tos erdvės pasikeitimas. Nu tai ką turim tada? Vonios vizualizacijas, taip kaip aš matau, pažiūrėsim, ar atitinka tavo norus, vizijas. Žinai, vienoje vietoje aš taip šiek tiek kaip, įdomu man pačiai pasižiūrėti, koks bus tavo vaizdas. Vonios man taip ir norėjos tokios charakteringos, galbūt netgi ir galėtų būti tamsi pačia tokia, negali sakyti, kad čia yra bliūdo formos. Man tai patinka, vonios forma tai labai, čia viskas labai patinka. Židinys. Fantastiška. Židinys vonioje. Ką rimtai? Aleliuja! Dievas išgirdo mano maldas tokiam idėjom. Židinys fantastiška. Tikrai čia labai netipiškas variantas, kad bute yra du židiniai ir jie yra net ne svetainiai, o vonioje ir miegamajam. Tai vonioje jisai bus atviras. Manau, kad čia drėgnoje patalpoje visa ta nuotaka, viskas čia yra labai puiku. Vat kas man nepatinka, tai šitą spintelė nepatinka. Ir man tokia blin ofisas. Per ofisas. Per ofisas, jo. Ašgi kažkodėl šitoj vietoje, nors man logika čia sueina, kodėl čia viskas susilieja į tam tikrą spalvinę gamą ir labai fainai susilieja. Bet man per ofisas ir aš kažkodėl ją matyčiau šviesę vis dėlto. Šviesę. Ir dar vėl, žinai, pavyzdžiui, mane iš karto erzina užsuktas kampas, nežiūrint tai, kad vonia užsukta ir aš suprantu, kad tam tikros harmonijos čia egzistuoja, bet ne. Vonia yra turbūt vienintelis daiktas, kuris manęs neerzina, kad jis apvalus, nes jis visą gyvenimą visur buvo apvalus ir tu turi tą tokį, žinai, tipo jausmą, kad jis, okei, gali būti apvalus, bet visa kita turbūt, čia yra paskui daugiau apvalios vietos nelabai gali būti, nes man iš karto, žinai, kas kemperis atrodo kažkoks, arba ofisas. Tiesą sakant, man dizainas apskritai patinka ganėtinai toksai stačiokiškas ir tiesioginė ir perkeltinė prasme. Man patinka, kai linijos yra tiesios, kai kampai yra aiškus. Aš nelabai mėgstu aptakių formų, kažkodėl matytų dėl, kad aš ir tokia asmenybė. Nelabai aš aptakių formų asmenybė, turbūt aš labiau kampuota asmenybė. Ir dėl to man labiau patinka tos kampuotos formos. Nors dabar po truputį į namus tenka įsileisti ir aptakumo, nes įpareigoja laiptai. Taip. Žinai, kadangi mes kalbėjom, jog norisi ir suoliuko, ir vietos pasėdėti, tai... Bet pati idėja tai gera. Tai čia, žinai, kaip suoliukas, čia yra benčias, čia... Jo, tai bet aš turbūt nenorėčiau, kad jis būtų odinis, aš norėčiau, kad tai būtų tekstilė, nes todėl, kad tai yra jau, man norisi jau, kad ten būtų fainai, jauku, žinai. Tai gerai. Aš turbūt gyvenimiškai čia net pasitieščiau kailį, ten, žinai. Gerai, patiesim kailį, jokių bėdų, bet pati idėja, kad jis yra, žinai, ne kėdė. Jo, supratau, o toks suoliukas. Lemba, biškai, kad jis linksta, tai nervuoja. Bet čia aš suprantu logiką, kad čia atsiranda daugiau erdvės iš karto automatiškai. Bet matai, čia visiškai suprantu pagalvota lentynos, ne? Gali jos būti, jos yra labai mažučio gylio. Baisu, kad tiek daug atviros erdvės aš vonioj neišlaikysiu tvarkos, žinai, labai sunku prižiūrėti visus tos lakus, kad jie seksualiai atrodytų, ta prasme, tai gal vis dėlto čia būtų kažkaip prasminga uždengti, tas, uždaromas daryti. Čia gali būti vienos durelės, realiai. Čia gali būti, jeigu gali tų lentynų ir visai nebūti. O čia jau kažkokios yra durelės, ne? Čia durelių nėra, čia yra lenkta siena, nes tai yra laiptai jūsų. Ai, o kas čia? Čia galėtų būti kaip kabliukai radiatoriai, kurie yra rankšluosčius. Ai, supratau. Šyla ir vadas. Tai čia tiesiog jinai yra realiai už durų, jinai yra mažiausiai matoma, bet... Ne, sakau, nebus didelė, vis tiek, kadangi vonia pats atsiranda židinys, vis tiek jau ten nebėra kur tos vietos švaistytis, ne? Taip. Tai klausimas, mes šiek tiek erdvės
galėtume pradidinti su veidrodžiu. Ne tik virš praustuvo, bet ir, tarkim, visą tą sieną. Galbūt galim pamiksuoti ir įdėti sendinto veidrodžio, kuris realiai praplečia erdvę, bet nėra toksai, kaip pasakyti, banaliai. Tik nesuprantu, čia yra toks, ar kaip čia biškai nepagaunu. Čia viskas yra, visa siena yra sendintas, oi, kaip fainai. Praktiškai visa siena, išskyrus tą zoną, kur jau bus tavo prausiamoji, tai yra visas net ir duris su sendintu veidrodžiu. Nu, fainai, man čia iš viso žiauriai viskas patinka, išskyrus aš pakeičiau tekstilę ir spintelę ir šiaip jau idealiai. Ir žinai, kas yra, aš kažkaip, pavyzdžiui, visai įsivaizduoju čia kažkokią lentyną. Aš manau, kad tikrai čia būtų galima, nes čia jau funkcionuoja, čia kažkokiu vis tiek būna dalykų, kuriuos tu nori prasidėti. Galų gale, jeigu tu jam man padarytum normaliaus pločio, tai aš susiečiau visus kvepalus, bet aš pas mane kvepalų 50. Bet jiems šiluma negerai. Jo. Čia bus tik tai dėl grožio. Supratau, teisingai čia bet kam negerai, ne? Kvepalų, nežinau, 30-40 bus ir dar vakar sugebėjau nusipirkti tokios vakar nusipirkau Zaroj kvepalus, pati savim netikiu. Zaroj rimtai už 20 €. Nežinau, kas man daro su tais kvepalais, patinka man jie, pirmiausia, turbūt man labai patinka ta buteliukui, turbūt tai yra vienintelė vieta, kur man patinka dizaino keistumai. Man patinka buteliukai. Žiūri, fainai. Tiek nuostabių dalykų dabar sužinai, kurių niekada nesigirdėjęs. Pavyzdžiui, tai, kad namuose galima daryti tonuotus veidrodžius. Ką reiškia tonuotus? Reiškia, kad jie, pavyzdžiui, būtų šiek tiek rusvi arba truputėlį pasendinti. Tam, kad tu pamatęs save veidrodyje matytum, turbūt kaip Instagrame, kaip su filtru. Atsikeli ryte ir tokia visa graži. Kas čia tokia graži atsikėlė? Ir kiek čia metrų to veidrodžio gaunasi tada preliminariai? Kad orientaciniai žinočiau kainą. Čia kvadratai. Jo, tai aš suprantu, kad čia kvadrato kaina. Kiek čia gaunasi tų kvadratų, kokie 6 kvadratai, ne? Panašiai, gal daugiau biškė. Dėl šitų, aišku, iš karto, čia tu supratai, kad jau mano su šviestuviais santykis yra toks, man nepatinka įdomus šviestuvai. Aha. Su šviestuvais aš apskritai turiu tokį keistą tokį santykį. Aš niekada jų nesupratau, pas nieką namuose aš jų nesupratau ir šitam dizaine jų nelabai suprantu ir net turbūt mano akimis jie galėtų ir visai išnykti, nors iš tikrųjų čia šalia namų visai atradau dizaino parduotuvę, pro kurią važiuoju ir jos languose labai gražios lempos, šviestuvai labai gražus. Tai dabar pagalvoju, gal aš nesu tokia nusistačius prieš juos, gal aš tiesiog neteisingai pasirinkau dar kol kas. Turiu menį, bet aš jau šitą daryčiau paskutiniam etape. Aš jau norėčiau ateiti į tą kambarį, žinočiau, kad čia turi būti du šviestuvai. Ir gal čia yra tas dalykas, kurį aš jau norėčiau labai stipriai įtakota, ne? Man tada jau reikėtų pamatyti. Tai mums reikės tos šviestuvus išsirinkti artimiausiu metu, nes aš negalėsiu pateikti elektrikam plano, kol aš neturėsiu... Tipo, tai kas, taigi čia išvedimas 220. O jeigu tavo šviestuvas bus, sakykime, čia, į apačią, ne? Tai, kaip čia? Aha, gerai. Čia yra tavo, ne? Tai dabar šičia išvedimą aš turiu šitoj vietoj. Bet kitas šviestuvas, jeigu jisai būtų antrai, tai išvedimas būtų toj vietoj. Matyčiau kažkokį tokį labiau dekadansinį dalykėlį. Kažką tokio... moteriškesnio, sakyčiau, net čia labai modernu. Jeigu visam bute man tinka, kad tai yra modernu, tai bet čia aš noriu to buduaro jausmo. Tai ta prasme, tai čia viskas yra absoliučiai tobula, tik tai, pavyzdžiui, jau šviestuvai turėtų jau tada, jeigu atsiranda tas stiklas, kas čia yra žiauriai fainai, tai čia jau visiškas tada dekadansas. Tai tada, nežinau, ten vos ne, žinai, lempa ta, kur imituoja spinksulę, kur imituoja tikrą ugnį, žinai. Gerai. Kažkas tokio. Čia aš dabar jau taip labai piguškiai, ta prasme, jau čia čyzį varau, bet... Mes galėtume paieškoti dabar, pavyzdžiui, kažkokio originalo seno reikaliuko, tų šviestuvų, kurie būna antikvariniai. Va, čia yra labai žiauriai fainas variantas. Jo, teisingai, kad, yragi turbūt antikvaras dar egzistuoja toks dalykas. Ir dabar labai, kaip pasakyti, šviežiai ir madoja. Tada aš rasiu tokius tikrai nekičinius dalykus. Jo, nes tas atseit, jo, senoviška, tai yra jo, teisingai, dišovkė. Agne,
labai žinanti, ko nori, jinai yra garsi, stipri moteris, todėl dažnai iš savo artimųjų sako, ar tau nesunku su jai dirbti. Ne, nesunku, nes aš nesu iš tų, kuri daug kalba iš tikrųjų, aš esu iš tų, kuri daug klauso ir po to padaro tai, ko iš tikrųjų žmonėm reikia, nes nori piršti savo kažkokių tai stereotipų, matymų. Mes visada kūrėme sprendinius maksimaliai pritaikytus žmonėms. Tada dar vienas noriu patvirtinimo, kad maišytuvas yra iš sienos. Gerai, ne iš kriauklės, o iš sienos. Ai, jo, gerai. Čia, aišku, kad viskas tvarko, tinka, taip. Ne? Čia santechnikai man bus svarbu, kad maišytuvas yra iš grindų, jis toks laisvai pastatomas. Šitas tai, su šitu tai maždaug įsivaizduoju, kaip būna taip viešbuose, tai man biškai taip atrodo užknisančiai, ne dėl vaizdo, o dėl tvarkymo ir vaiko ir taip toliau. Vat, toksai, žinai, kai nėra kambarinės, tai neįmanoma paslėpti ir palikti tik tai maišytuvo. Žinai, dar vienas žiūriai svarbus dalykas. Aš prisimenu, praeitą kartą mes kalbėjom, kad mums norisi čia tiesios sienos, bet aš neįtelpu su tiesia siena. Jeigu aš darau tiesią sieną šitoje daly, supratau. Man yra per mažai vietos. Supratau. Lieka tokia truputį, aš jau ištiesinu tuos kampus, nedarau įstrižo. Bet... Jo, gerai, supratau, bet čia tai duris? Taip, čia duris. Tai gerai, tai čia tobulai, viskas puikiai. Gerai. Kitas dar vienas dalykas dėl stumdomų durų, tai kilo mintis, jog jas daryti stumdomas ir įvažiuojamas į sieną, kad, tarkim, jeigu tu jų nenori, tegu jos būna... Iš jūsų sustumtos. Gerai? Taip, labai fainai, žiūri. Į sieną įvažiuojamos duris tai yra toksai iš pažiūrios sudėtingas sprendimas, bet jeigu mes laiku jį pasiruošime, tai nieko ten sudėtingo. Tarp gipsų turi atsirasti profilis. Profilis turi būti, aišku, laiku užsakomas, kad viskas būtų sistemingai. Tarp vienas profilis, sistema įvažiuojančių ir su gipsu jį uždarome. Valia. Antro aukšto vonė. Bet va čia, tai jeigu taip galim padaryti, tai čia pės. Bet žinai, vienas dalykas, kad būtum tik tai, kad arčiau žemės. Gerai, viskas tvarkoja, suprantu. Ne, bet čia, čia tobula, čia nuostabu, čia wow. Kad galima stovėti duše, žinome visi. Kad galima dainuoti duše, tai ne tik, kad žinome, bet ir darome visi. Kad galima atsisėsti duše, kai jau ten labai tingisi stovėti, irgi galima. Bet kad galima gulėti duše, šito pagalvojus nebūčiau. Realiai Monika pasiūlo tokių dalykų, kad pritrūksta žodžių. Ir aš, pavyzdžiui, aš iš dušo dėl to nekenčiu, kad tenais reikia stovėti. Aš nesuprantu. Kiti labai džiulį malonumą dėl to jaučia. Man tai irgi, aš neinu į dušą, nes reikia stovėti čia ir aš nerealus sprendimas, fantastinis. Tai dabar klausimas, čia yra labiau tokia kaip gulima pozicija. Taip, jo. Viskas tinka, ar ne? Taip, labai. Dabar labai klausimas, dvi opcijos, žinai, mano, ta prasme, galvoj. Vis tiek norisi galimybės, kad stovėti būtų galima. Ne, tai aišku, tai taip, jau kaip rausies, taip po to ten gulėdamas ten nesivoliuosi, bet jo, tai čia fainai labai gaunasi. Ir čia, atsipratau, čia tokia dušo kabina, tarsi gaunasi. Ir čia tada yra tulikas. Taip, tualetas. Tai aš darau kaip dvi dušo. Du segmentus. Jo, gerai, jo. Norėtum piti galvą, čia. Suprantu, jo. Galima, įmanoma čia padaryti ir mini kažkokį tai hamamą. Beje, labai biografiška, todėl kad aš absoliučiai nesuprantu pirties. Visiškai nesuprantu. Išskyrus hamamą, kurį dievinu. Aš, pavyzdžiui, sauną niekada gyvenime neįčiau. Aš nesuprantu, ką ten žmonės daro, jie ten mano akimis žudas. O hamamas tai yra, žinai, dar tavo aliejaus kokio nors ir wow. Monika sugalvojo, kad galima padaryti mini hamamą. Hamamas tai yra turkiška pirtis. Kitaip tariant, tokia, kaip tikrai buvote baseine, kur iš tokių mažų ten akmenukų viskas surinkta, eina garai, o jūs gulite ant tokio, kaip čia pasakyti, koklinio fotelio, pusiau fotelio ir jūs su putomis plauna turkas. Čia jeigu buvo Turkijoje, tai tikrai plovė. Aš esu, tiesą sakant, buvus tikrame turkiškame hamame. Tai tenais tikrai labai juokinga, nes ant tokio didžiulio pagrindo turkas paėmė tave už kojos, tampo, vardo kaip sasyską, su maudimukais. Čia įsivaizduočiau palei sieną arti praustuvą tam, kad vėl aukštai stovėti, o
į apačią paleidžiam mažo gilio spindelės vėl rankšluošiam ar kažkokie kosmetikai ir veidrodukus. Ruošiam vizualizacijas, tinka ta dušo opcija. Labai faina koncepcija. Tai liuks. Labai kažkaip šiandien pakankamai greitai. Viskas tinka. Tas židinys vonioje, tas hamamas duše, tai yra... Sveika! Tave visada taip malonu matyti, nes kai matau tave, reiškia, kažkas naujo vėl bus. Tai šį kartą grindis, ne, mūsų tema, tai kurios yra mano, nes dabar taip žiūriu, žinok, ir nebeatpažįstu. Bandom ieškoti. Šiaip tai čia tikrai labai didelis pasirinkimas. Nu, supranti, yra praipsta. Supranti, kokia yra priežastis, būtinai reikalinga, kuriant namus, aš dabar supratau galutinai, nors aš, pavyzdžiui, sakykime, mane esu ir baigusi dailės akademiją, ir dizainą, drabužį nesvarbu, bet vis tiek dizainas yra dizainas. Bet žinok, aš kaip suprantu, kad kaip reikalinga turėti interjero dizainerį, todėl kad tu vis tiek, gal būdavo, žinai, kai anksčiau, kai mūsų tėvai ten darydavo kažkokius remontus, tai ten būdavo, sofa, sofa, ir tiek tai galima taip, o dabar, toks pasirinkimas, kad tau būtinai reikia, kad kažkas vis tiek tave sudėtų į lentynėlės, nes ir to nori, tai kurios tos? Tos. Žiūrėk, atspėjau vis dėlto, ne? Klausyk, tai dabar truputėlį apie grindis, nes dabar čia visi, žinai, dabar visi žino, kad aš remontu užsiminėjau, tai visi savo nuomonės irgi turi ir taip toliau visą kitą. O Jėzus tau čia susibraižys, o Jėzus tau čia tas, Tai kas bus? Tai kas bus? Pasibraižys. Bet ar mes to bijom? Daiktai yra skirti gyvenimui, o ne tam, kad, jie, ta prasme... Taip, bet čia yra alyva. Ką tai reiškia? Alyva reiškia, kad medis yra impregnuotas. Impregnuotas, jo. Ir jį galima atnaujinti. Sakykime, bus jau tikrai didelis pažeidimas, kuris erzins akis, tai jį galima... Tiesiog paimus tą alyvą ir ten užvaksuoju. Taip. Net vos ne pats gali iš tikrųjų su skuduriuku, ne? Taip, jeigu turi laiko. Ne, aš manau, kad matai, pirmiausia, jokie tuntai žmonių ten nevaikščios, bet kokiu atveju tai yra namai. Aš ten prabėgu su aukštakulniais, ten į kokį renginį įdama, bet tai vėlgi nevaikštai ir nevarnėjai namuose ten su špilkom. Tai visai dažniausiai tai yra kažkokios minkštos tapkės, taip toliau, visą kitą, man atrodo, čia yra tame, kad čia katė atnešta specialiai. Čia, man atrodo, geras varis, žiūrėkite, čia katė padėta. Čia ta katė padėta tam, kad parodyti žiūrovai, kad katės gali myšti ant šito daikto ir jam nieko neatsitiks. Aš jums pasakysiu, aš ne šiaip šitą dalyką pasakoju. Aš šiandieną ryte nuvežu vaiką į darželį, tai aš ištraukiu tą batą, ten kažką darau, Leonas sako, man čia smirda myžalais. Aš už to bato akurat, tada grįžtu namo ir randu visą kampą, kuriame krūva batų, pasidarytą naują tualetą. Žodžiu, tai supratau, kad šita katė, ta čia maždaug reiškia, kad čia lengvai išsivalys. Tai kačių nepakeisi, grindis, jeigu kas atnaujinsi, viskas bus gerai. Žinai, kiti sako, kad ant tamsių grindų labiau matosi dulkės. Ir tai yra tiesa. Jo, sutinku, bet ne visai tokių. Tokios turėtų būti dar tamsesnės. Bet dabar labai gelbėja robotukai. Aš turiu, Genutė pas mane važinėja. Žodžiu, nebijom, ar ne? Nes tiesiog aš turiu įspėti tave. Aš labiausiai noriu, kad, man fainai, kad tas medis tai yra žiauriai didelė tikrybė. Tai yra visai kitoks jausmas, kokybės ir aš suprantu, kad tai yra vis dėlto ir kainos skirtumas ir, žinai, ten žmonėms neprisakysi, kad čia pirkit ąžuolą, žinai, nes čia jisai geresnis, nes ne visada išeina. Bet jeigu yra galimybė, tai aišku, tai yra dalykai nepalyginami. Taip, aš tai esu tik už natūralų medį. Aš beveik, ta prasme, iš tikrųjų namuose, darydama namus, jeigu būtų toks klausimas, iškiltų tikėtina, kad aukočiau daug ką vardan to, ta prasme, žinai, kad grindis vis dėlto yra tas daiktas,
Žinai, tu prie sienų tiek niekada gyvenime nesiliesi, kiek tu gyveni ant grindų. Ten atsisėdi ir vaikas voliojasi ir gyvenimas vyksta realiai, tai čia yra turbūt tas daiktas, kurį namuose daugiausiai lieti. Kai sako, kad ąžuolas, ne, tai kur tas ąžuolas? Ar jis čia yra viršui tik užklijuotas, ar čia yra visas tas daiktas ąžuolinė plokštė? Čia yra parketlentė. Parketlentė, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra viršutinis. Aš dažnai kaip parketą įsivaizduoju, tipo, eglutė. Taip, tai čia yra, kaip sako, pats žodis, ar ne? Parketlentė. Tai čia reiškia jos, kad jungiasi, gal, ar ne? Taip, jos yra susluoksniuotos. Aš matau, kad sluoksnis. Tam, kad nevaikščiotų. Tuose virtuviai palauk. Pas mus visur grindis. Visur grindis bus visur. Taip. O vonioj? Irgi grindis. Vonioj mes dėsim plyteles. Nes ten per daug vandens, nes nori, kad jau taip labai reikėtų saugoti ir atnaujinti per stipriai. Kiliminės dangos tai nekenčiu, prisipažinsiu. Vėlgi dėl tos pačios priežasties, dėl kurios, vat ir grindis tampa tokios svarbios, nes kačiukai ten, kur padarė, jau ten nepakelsi, nepasižiūrėsi. Aišku, yra labai fainų dalykų ir spalvos fainai, kad tikrai yra ir įspūdingos, jau viskas, jau kam nors priderinti. Bet žinok, ne, vis dėlto pagyvenus, vis dėlto kiliminė danga turbūt skirta tiem žmonėm, kurie gyvena labai, taip steriliai palyginti. Gyvūno tikrai negali turėti, nes paskui vis sudėtinga tvarkytis. Bet spalvos, tai kažkas nerealaus. Majestic. O čia yra visokie variantai, visokiausių. Vinilai. Tai čia yra vinilai. Čia yra irgi labai praktiška, itin praktiškiams žmonėms, neįgeria drėgmės, labai daug. O ką reiškia, čia tokia specifinė kažkokia danga, nežinau, aš liečiu, tai čia nėra medis, ne? Čia kažkoks liaudiškai tariant linoleumas, bet... Bet vis tiek aukščiausio... Vinilas skamba geriau. Tai skamba geriau, bet ir nieko bendro neturi su tuo linoleumu, kokį mes įsivaizduojam, vėlgi tą baisų iš tarybinės virtuvės, nes čia tai yra gražus dalykai. Žiūrėk. Tipo linoleumas, bet sudėtum tai galvotų, kad plytelės ir niekas net nesuabijotų, ne vienos sekundės, ne? Printai tokie, kad... Dieve, kaip aš mėgstu kapitalizmą, kad jūs žinotumėt nuoširdžiai, aš jums sakau, kapitalizmą aš dievinu. Kapitalizmas į mūsų gyvenimą atnešė tiek daug grožio, ką? Va, žiūrėk, šitą aš ėmu ir susitvarkysiu aš tą savo grindis, jokių problemų, man va, aš ateisiu čia, kanistriuką pasiimsiu. Žiūrim, man patinka kelintą kartą turbūt kartuoju tą patį dalyką, bet labai vaibinam mes šituose pasirinkimuose, tai esu labai laiminga, bet gerai. Čia sritis mano, vizualizacijos man aišku, o dabar sritis tavo, nuo ko pradėti, čia, kas čia bus? Čia yra tiesiog paprasčiausiai. Sakykim, čia yra kempsomų grindų. O kodėl žmonės tai padarė, pavyzdžiui, man? Nes pačiai ir neįdomus, iš tikrųjų klausimas. Šiaip, pavyzdžiui, kodėl kažkas darydamas remontą padaro taip, pasikelia... Paprasčiau, nes išvalyti, kaip ir dabar... Taip padėni seną butą, taip įimi jovalą su pofigu, visus šūdus palėkė, uždėjai gipsą kažkokius kartonus ir viskas. Bet kam tu darytum tai savo namams? Ta prasme, tu net nežinai, gal lavonas, blembaški yra po to grindim. Čia be bairio. Ta prasme, realiai, gal čia per vidurį guli lavonas, mes net nežinom to. Klientai visiškai nesigaudo ir jie nesupranta. Bet jie nesupranta, kad tipo pačiavo galima lavoną sukišti. Jo, bet tai yra tiesa, ta prasme, čia realiai galėtų laisvai tilpti, aš ten nelyščiau. Bet tu pažiūrėk, koks čia kylis. Tai va, tai žinai... Čia yra, ir žiūrėk, čia yra ilgis, va, tai čia 50 cm yra pakeltas grindis, tai čia yra 50 cm, tai čia yra per butą, ne, kokį ten 30 kvadratų. Žiūrėk, čia yra cizos, čia yra buteliai, čia yra, blembaški, griaunam, gal rasim lobį. Nes aš tai irgi esu už tai griauti, nes, žinai, visada yra smagiau žinoti, kad po tavim yra tvarka, ne? Man, pavyzdžiui, iš tikrųjų žinoti, kad po tavo grindimis tu dedi ąžuolo plokštės, ten, ne, ąžuolo lentas, o po apačią, čia, žinai, kaip yra, kaip 2 metų vaikas tvarkosi, bet 2 metų vaikas, žinai, kur mano vaikas pirmą kartą sako, žinai, mama, atėjo vos pašneka, sako, duok
duok, nu, taip supratau, skuduriuką. Ir, nu, užsidarė kambario duris. Ir ateinu sutvarkytas kambarys. Nu, bet 2 metai galvoju, kaip taip susitvarkė. Žiūriu, po fotelį viskas suvaryta, bet stalas lygus. Nei vieno daikto ant stalo. Taip, tai čia labai panašiai stalas. Tai čia tikrai. Plius, dalykai, nu, jeigu techniniai, svarbiausia, išsivalom, mes tada galim dėti labai gerai garso izoliacijos, kad, žinai, kaimynai nepyktų, jog tu čia trepsi, jeigu su kulniukais arba kulniukų, nes kiti pyksta, žinai. Jo, aš šito labai noriu, labai svarbus man aspektas. Tai čia tiesiog šitas, po to grindinis šildymas tada atsiranda. Ir mes, manau, kad išlošiam čia aukščio, nu, apie 20-15 tomų. Bet, o kaip tokia atveju, tipo, tu ateini namus ir tau tarsi cekolinis aukštas, tai yra, ne? Tu, tipo, aš nesuprantu, kad čia yra taip. Tipo, tai ką aš ateinu namus ir nuo laipto nulipu, ne? Tai bet čia galėtumėm daryti arba čia laiptelį. Tai greičiau, kad čia, aš manyčiau, kad čia jos logiškiau taip išeina, ne? Nes čia eini, taip ir iškart griūni kažkur čia, ne? Jo. Tai gal čia tada laiptas ir jisai, nu, tipo, nes čia bus visai kita erdvė, ne? Man labai faina būtų, kad mes išloštume aukščio, nes jau ir taip išlošiam. Jo, aišku. Tai jeigu mes žeminsim, tai mums gali atsitikti bėda su laiptais, nes mums... Laiptas dar vienas atsiras, tiesiog kriuskas, nu, tai kažkokia čia bėda. Tiesiog, bet toksai, žinai, gali būti ne... O kas čia va? O šitoj vietoj, kas čia pagal mūsų planą va čia, pavyzdžiui? Čia yra tuščia erdvė, vaikam pasislėpti. Bet jis taip atidarytas bus? Ar nori, kad galiu aš uždaryti? Ne, tai dabar čia padarom kažkokį kartų tualetą ar kažką, nu, tai prasme, nu, tipo, škiniškinika katėms. Čia tai visai erdvė galima būtų uždaryti, nu, tikrai kažkokiam, turi atsidaryti, aišku, kad valyti normaliai, bet čia visai nebloga. Nes dabar yra tie kačių tualetai. Ai, ne, bet blemba smirdės gyvatinas tas. Bet čia kažką reikia tada, nu, vis tiek kažkaip išnaudoti tą erdvę, santechniką kažkodėl čia kišo, ne? Bet čia nesvarbu tas, ne? Aš galiu pasakyti, čia gali būti, kad buvo kokia skalbimo mašina. Tai kitas dalykas dabar dėl lubų. Matai, mes tikimės, kad jeigu užgriausim antrą aukštą, tuos vamzdžius įleisim į antrą aukštą perdangą, tam, kad nereikėtų... Einam, biškį, tu man pasakys, nes aš... Bet žinok, aš dar noriu biškį čia tave palaikyti. Gerai, nesubėg. Tai aš tuos vamzdžius kelsiu į viršų ir dabar... O kas čia yra per vamzdžiai? Čia santechnika? Santechnika. Čia ten, kur buvo prie vaiko kambario, ten tokia kamurkytė. Tai supratau. Nu, ne, bet čia santechnika šudvegys ar čia tiesiog vanduo, kas čia šudvegys ar šudvegys? Bet, žinai, nesinori, kad jisai būtų čia. Kažkaip seksovai šudvegys virš pagrindinės gyvenimo ar čia pagal feng shui žiauriai hrinova. Ta prasme, taip virš galvos, ta prasme, turėtų būti po kojomis, kaip ir antram aukšte, taip ir tiesiog ir gaunas, kad po kojomis, ne? Nu, pagal feng shui tai čia yra bauda. Nu, bet čia tikrai yra bauda. Nu, virš galvos, tu vos negirdi, kai ten tas išleidinėja vonę, bėga. Dėl lubų. Atsimeni, mes kalbėjom, kad arba pilkos lubos. Žinok, aš liksiu prie baltų. Baltų, ne? Jau aš jau jaučiu, žinok, man jau dabar biškai nervuoja, nes aš nelabai pratus prie tokio, nu, aukščio. Man čia lubos, kas aš realiai vos negaliu pasiekti, užlipus ant kėdės. Tai kur tau pas mane namuose, nu taip, nu aš galiu pasiekti jas. Tai aš pripratus prie, žinai, nu, tipo dar 1,5 metro virš mano ištiestos rankos ant kėdės, kaip minimum. Gerai. Tai sakyčiau, tiesiog pasiliekam prie balto geriau varianto, man bus mažiau neramu. Viskas tvarko. Bet dar vienas dalykas, žinai, dažniausiai lubas daro gipsą nuleidžia. Ne? Aš tą suprantu, tai dėl to, nu, truputėlį biškutį bus, tai dėl to aš ir tą iš karto įvertinu ir čia gerai, kad biškai atsirastų aukščio, bet darom jas, nu, turime, kad, nu, jos... Gerai. Neegzistuoja kaip dizaino elementas, o tiesiog kaip reikalingas būtinas dalykas. Gerai. Nes jeigu atsiras betonas, vis tiek manęs lieks. Gerai. Taip, žinai, tvarkoj, baltos lubos. Nu, tos, mes ne apie baltą turbūt apskritai šnekame, ne? Šviesi. Dažytos. Jo. Tiesiog tiesios. Nu, tai... Čia, bet, žiūrėk, yra toks perkirtimas. Jo, aš Aš jį palieku. O, atsargiai. Jo, mačiau. Mes neleisim, ar nori, kad jie tiek lubas leisti kitur? Ne, žiūrėk, čia aš teisingai suprantu, kad šitoje vietoje atsiranda siena į vonę. Truputėlį toliau. Nesvonio, tada kam čia žemintas lubas, jeigu jos yra, to prasme, aišku, kad išnaudojam. Klausimas čia, tiesiog gal laiptų, ne 5, ne 10, tai turbūt iki vonios prasitęsim su šituo
kažkokiu gipsu, o ten paliekam aukščiau, dar fainiau. Tai gerai, tai aš va tiesiog bus toksai, žinai, kad tiesiog uždarom tos klausimus. Nes aš jau pradėsiu ruošti techninius brėžinius, mano jau tokie dalykai, nu taip, aš apsitariu su tavim. Elektros instaliacija, visi tie laidai, jie out ir dedam naujai švariai, kad ten... Nu tai aišku, čia aš net nejauku žiūrėti, aš bijau tos laidus nežiūrėti. Nu, ta prasme, aš turiu menį, kad čia negali pasitikėti, po to kiekvieną kartą bus kažkur užtrumpins, kažkur sienoje, ateik ir strauk tą laidą, nu kam to reikia, ta prasme, neeksperimentuokim, čia yra daug padaryta nesąmonių, tai būtų fainai, kad, tiesiog dabar, to nebeliktų. Tai tiesiog, žinai, ir norėjau tokio. Tarp kitko, aš noriu pasakyti, kad tavo butas nejuokaujant, pradidėjo kokie 10 kvadratų. Nu tai va, aš ir sakau, kad to prasme jisai jo. Tai tiek, kiek čia buvo, žinai, prilipdyta visko, tai, tragiška. O padėtis va dabar to stogo, kaip tu manai čia apie tos papašildinimus? Nu, nėra gerai. Ką? Nėra labai gerai. Nėra gerai, ne? Nes, matai, kur yra juoda, reiškia papelyje. Ajai. Ne, tai vat kur... O čia tas dabar židinys, supranti, aš dabar, kai žiūriu į atidarytą, čia žinai, kaip kas atrodo. Aš tau sakau, kad čia ten gali būti apačioje lavonas, nes čia atrodo, kai lavono krosnis, ta prasme, tokio dydžio, tas toksai gargaras, čia šimšt, ir po to pagrindė, čia sopranų namai normalus. Tai va, žiūrėk, kiek tavo erdvės. Šitą mes čia parduodame krosnį lavonams deginti. Ne, iš tikrųjų aš nevarau ant to židinio, nes tai tikėtina, kad kažkokiam interjere ir dideliam name bus labai geras ir puikiai, bet, ne čia. Nes pažiūrėk, kiek jis čia vietos užima, blin. Jo, čia nenormaliai daug vietos ir čia, žinai, buvo visi tie kampai, va. Vėlgi, čia viskas uždaryta, kam čia uždaryta visa siena. Tai padėl šitų, kad greitai uždengti, nesukant galvos, ne, nusipratau. Bet ir jie dar buvo, taip, žinai, riebiai uždengti. Riebiai uždengti. Tai bet klausimas, ar tikrai dar paliekama ant miegamajam? Tikrai paliekame židinuką miegamajame. Agnė, aš kelis kartus bandžiau atkalbėti nuo židinio miegamojo kambaryje, bet tai yra jos must have. Tai manau, kad židinys miegamajame bus tikrai didelis iššūkis, nes ten yra mažas kambarys, lubos yra su nuolydžiu ir ten tikrai reikės gerai padirbėti su vėdinimo sistema, kad oro patekimo srautas būtų itin intensyvus, kitaip Agnė nesidžiaugs tuo židiniu. Nu, žinok, blemba, negaliu. Aš galvoju apie tai, žinok, aš supratau, kad tu gal čia ir objektyviai šneki, kad ir per šiltą ar dar kažką. Noris. Geriau įsijungti kondiškerį, įsijungti židinį. Gerai. Čia toksai, jeigu tu darai butą, kad tipo, jau tu kaifuotum nuo kiekvienos akimirkos reitum iš proto dėl jo, tai tada man šitas čia yra prie lovo židinys, atrodo, va. Tai liuks, gerai. Tai aš žinai, paaiškiai, tu važiuotum kur nors į kokį nors, prie kokio nors ežero, ne, rudenį, ne. Pirmas klausimas, ką tu klaustum, tenais, kai nuomojasi, o ar yra židinys? Ta prasme, toks yra dalykas. Ir čia įsivaizduok lyja ant stoglangų, čia židinė, man šiurpas eina. Liuks, gerai. Aš jau čia guliu, palauk, čia galva pasalim, čia kojos. Ką darom su konstrukcijom, neslėpiam? Jėzus mane. Kaip? Arba aš turiu ją vėl uždaryti, arba aš ją galiu nudažyti. Ne, o negalim šios padaryti spintos sieninės. Galim. Ta prasme, tegul, pas man pirmiausia mane žiauriai nervuosi dėl vieno dalyko, tik žinai, ir tu jau supratai irgi apie mane. Šitą jau dalyką ir aš kaip su savo dizaineriais laiką šneku, žiūrėk, jau man atsiranda čia koležas, ta prasme, vitražas, koležas, man iš karto vėžys. Ta prasme, aš negaliu žiūrėti tas laužytas formas, man tada, jeigu taip eitų, turėtų va taip eiti, taip, man va aš esu ta tokia, žinok, lygiagrečių gerbėja labai didelė. Tai aš čia dėčiau... Spintą, ne? Taip, pavyzdžiui, ir viduje, kaip išsispręs lentynos, no problem. Aš, ta prasme, su tuo susitaikysiu. Klozetą reikia palikti statybininkams. Ta prasme, jis veikia šitas stūlikas? Čia vidury kambaras. Pirmas įsiu namuose. Nekreipkite, aš pripratus, aš iš visokio realybės šou, žinokit, myšt prie žmonių man. Geras, aš nepagalvojau, stoja duri kambario šikanas ir veikia.
Pas kažką namuose galėtų būti koncepcija, nu, pas Dušampą, pavyzdžiui. Stovi vidury kambario klozetas ir, tipo, nu ką, man geriausios mintis, o kur geriausios mintis kyla? Visiškai nerealu. Dabar galim dar biškai viršų, aš nebuvau pakilus, ar ten kažkas tai... Iš tikrųjų, tu kai įeini į butą, kurį remontavo kiti žmonės, tu nieko apie tą butą realiai nežinai. Nu, nebent tu susirastum tą seną statybininką, kuris ten statė prieš 10 metų, kažkur kažkokius ten gipso kartonus dėjo, o realiai čia kaip koks klondaikas, kur eini ten surprizas, kur eini tenais prizas, kur eini ten lobis arba, nu, nelobis. Tai vienai vietoj pasižiūri skylė ir randi vietos papildomam praplėsti butui, kitoj vietoj pasižiūri, o ten vat supuvusi apšildymo, tai, kaip čia, vata. Ir realiai kapstai, va ten atidarei, pažiūrėjai, kas yra, ten atidarei, pažiūrėjai, kas yra, ir arba yes, arba. Nu ne, nepavyks, aš čia labai norėjau pagudravoti ir pasižiūrėti, kas tenais yra, bet... Oi, palaukit. Opa. Argiai. Nu, ta prasme, jis yra nuožulnus, bet ten vėl prikišta tų kodlų. Nu, ta prasme, geras 20 cm, tai tikrai net ir va tai va. Yra, ne? Nu, aš matosi iš čia. Nu, va, 20 tai tikrai žinok, laisvai. Galbūt sudėtingiausias sprendimas tai yra antram aukšte įvairių nuolydžių lubos. Tai tenai reikia suvaldyti ir suvesti sienas ir maksimaliai išsaugoti aukštį ir nepridaryti keistų kampų. Tai čia senamiesčio sunkieji elementai. Einu į klozetą rankas nusiplausiu. Dar, biškutėlį, aš tave vis dėlto pakviesiu. Kas ten? Kuku! Na, aš čia irgi galim padaryti, va, tiesiog tvarkingą... Spintą lavonams. Pažiūrėk, Dieve, tu mano, čia dar galėtų gyventi pabėgėlių šeimos dvi. Nu, rimtai su visų bairu, ta prasme, nieks net nežinotų. Matei filmą Parazitas? Nu, ta prasme, matei, kad ten tipo, tai va ten galėtų gyventi Parazitas ir nieks net nesužinotume. Tai gal klausyk šitą nuimą mane, kad čia taip tvarkingiau tavo tos erdvės, ar palieka? Tai ta prasme, nu, man tai tikrai šito nereikia. Čia daugiau erdvės bus, ne? Visiškai daugiau erdvės. Aišku, čia gražiausias dalis tai yra šitas sukimas, o ne šitie visi dalykai. Bet realiai, nu, supranti, man buvo įdomu, kaip tai atrodo ir mums šitoje vietoje, nu, visiškai ant tiek sutampa požiūris, kad, nu, aš nesitikėjau iš tikrųjų. Nu, aš nesitikėjau, kad kažkas gali taip lengvai pataikyti ir su tokiu malonumu, žinai, aš ateinu į tos susitikimus, kaip pas psichoterapeutą varau, žinok, tai va dvigubų, nes, nu, žiūri gerai nuteikia, tai čia irgi tokia, žinok, man tokia psichoterapija, nes tu realiai, nu, malonumą jauti, nes švarėja tarsi tavo, nu, įsivaizdavimas apie tavo gyvenimą. Aš niekada jums nemelavau apie savo gyvenimą ir niekada jo nepagražinau. Ir šį kartą neketinu to daryti. Aš jums pažadu parodyti visą tiesą, net jeigu jinai ir būtų sudėtinga. Kągi, aš centre.